Daugelis esate girdėję apie Skinwalkero rančą, bet ar jums teko girdėti apie Stardust rančą? Tai yra vieta, kur jau daugybę metų yra susijusi su neįprastais reiškiniais ir NSO stebėjimais. Ši ranča, esanti Jungtinėse valstijose, tapo viena populiariausių vietų, kurią lanko ufologai ir žmonės, besidomintys nežemiškomis civilizacijomis. Ši ranča tapo žinoma plačiai visuomeniai daugiausiai dėl jos savininkų, Johno ir Joyce Edmondų pasakojimų. Jie teigia, kad per daugybę metų patyrė daugybę keistų įvykių, įskaitant susitikimus su neidentifikuotais skraidančiais objektais, fizinį kontaktą su nežemiškomis būtybėmis ir netgi pagrobimus. Sveiki atvykę į įdomiausią dokumentikos kanalą, kur šiandien aš jums papasakosiu sukrečiančią Stardust rančos istoriją. Jeigu jūs turite jums nutikusią paslaptingą istoriją, kurios negalite patys paaiškinti, pasidalinkite ją su mumis komentarų skiltyje arba atsiųskite elektroniniu paštu, kurio adresą rasite po kiekvieno video aprašymo ir galbūt jūsų istoriją išgirsite mūsų kanale. O dabar gero žiūrėjimo. 1996 metais Johnas ir Joyce pagaliau susirado savo svajonių namus. Ši ranča buvo viskas, apie ką Johnas svajojo jau labai seniai. Jis norėjo auginti galvijus ir užsiimti žemdirbystę. Jie šiai rančai išleido beveik visas santaupas. Dar iki įsikėlimo čia gyventi jie pastebėjo, kad rančoje liko buvusių šeimininkų asmeninių daiktų. Tad jie susisiekė su agentu, pardavusiu jiems rančą, ir jie pažadėjo, kad dar tą pačią dieną buvusieji šeimininkai išsiveš visus likusius daiktus. Ta vakarą, Johnui grįžus į rančą, jis pastebėjo visus daiktus sumestus į kieme stovintį tuščią baseiną. Johnas įsiutęs iš karto skambino agentui, kuris susisiekė su buvusiais šeimininkais. Ir jie teigia, lankėsi rančoje ir pamatė savo daiktus baseine pagalvojo, kad juos ten sumetė įsiutęs Johnas ir jiems šių daiktų daugiau nebereikia. Tačiau pats Johnas teigia, kad jis nieko bendro neturi su daiktų išmetimu. Po kelių dienų rančos teritorijoje Johnas pastebėjo vyrą, kuris rankoje nešiojasi mečetę. Jis jo paklausė, ką tu čia darai? Tas vyras atsakė, aš čia gyvenu. Įsiutęs Johnas, manydamas, kad tas vyras išprotėjęs, liepė jam nešdintis. Tada tas vyras ištarė žodžius, kurie Johnui labai įstrigo. Tu norėsi, kad aš čia būčiau buvęs. Tu šito dar labai pasigailėsi. Čia yra kai kas, nuo ko aš saugau šitą rančą. Tada vyras apsisuko ir nuėjo, o Johnas daugiau jo nebematė. Per ateinančias kelias savaitės pora pradėjo danguje matyti keistas šviesas, bet kai paaiškėjo, tai buvo tik pradžia to, kas jų dar laukia. Johną nuolatos aplankydavo keistas jausmas, kad jie yra stebimi. Jam netgi būnant namuose, šis jausmas jo neapleisdavo. Johną šitas jausmas gąsdino, bet jis laikė viską paslaptyje, nenorėdamas be galo gąsdinti Joyce'ės. Tačiau kartais būdavo netgi taip blogai, kad jisai netgi bijodavo eiti į dušą, nes atrodė, tarytum kažkas yra su juo. Kai vėliau sakė Joyce, būdamas namuose, jausdavėsi tarytum su tavimi nuolatos kažkas būtų. Vieną naktį, jiems atsigulus į lovą, Johną kankino nemiga. Jį aplankė jausmas, kad jie kambaryje nėra tik dviese. Jis teigia matęs 3 šešėlius, lėtai slenkančius per kambarį. Jisai sustingo iš baimės, bet žinojo, kad šalia lovos turi būti metalinė lazda. Jisai su ranka griebė tą lazdą, kambarys akimirksniu atvėsta ir jisai pajunta spaudimą savo kojoje, tarytum kažkas laikytų už jos. Johnas pašoko iš lovos ir kelis kartus smogė, kaip jis teigė, pilkai būtybei su didelė ovalo formos galva. Ir su trečiu smūgiu visos 3 būtybės išgaravo ore. Johnas iš karto pažadino Joyce. Kai vėliau jisai teigia, būtybės nekartą bandė priartėti prie Joyce'ės. Ji kažkodėl labai juos domino. Johnas įsigijo šaunamųjų ginklų, norėdamas apsaugoti savo namus. Tačiau savo namuose Johnas ir Joyce pradėjo matyti šias būtybės vis dažniau.
Kaip jie manė, aplinkui namus ir pačiuose namuose buvo portalai, kuriais ir galėdavo keliauti šios būtybės. Tai buvo smulkios, apie 1 metro ūgio, didelėmis galvomis būtybės. Pasak Džono, jos buvo agresyvios. Jis tikėjo, kad šios būtybės buvo atsakingos ir už jo galvijų neaiškias mirtis. Per vieną iš tokių incidentų, kada būtybės pasirodė jo namuose, jisai pradėjo klausinėti. Ko jūs norite? Kodėl kankinate mus ir žudote mano galvijus? Tačiau atsakymo jisai nesulaukė. Jie ir toliau elgdavosi agresyviai ir pradėdavo lankytis rančoje apie 2 kartus per savaitę. Jos visada pasirodydavo grupėmis po 3. Džonas, norėdamas surinkti kokiu nors tai įrodymu, nusprendė nužudyti vieną iš šių būtybių ir namuose pasiekiamoje vietoje pasidėjo samurajaus kardą. Buvo vakaras ir Džonui einant į virtuvę jisai pastebėjo 3 būtybės savo namuose. Jo šuo pradėjo loti ir patraukė link tų būtybių. Pribėgęs Džonas smogė kardu vieną iš jų ir atitraukdamas kardą jisai iškirto mažą mėsos gabalą. Tos būtybės akimirksniu pradingo. Tada jisai ant žemės gulinti mėsos gabalą patalpino į stiklainį ir įdėjo jį į šaldytuvą. Tada Džonas sugalvojo nusiųsti šitą stiklainį vienam iš savo draugų, kuris dirbo laboratorijoje, atlikti kelis tyrimus. Po kelių mėnesių jisai grįžo su naujiena, kad jisai nėra nieko matęs panašaus ir kad Džonas turi viską pranešti. Tada jie nusprendė parašyti keliems laikraščiams ir surengti spaudos konferenciją. Tačiau po kurio laiko ryšys tarp jų nutrūko, Džonas nesulaukė jokio atsako į skambučius. Tada Džonas sužinojo, kad jo draugo jau nebėra gyvo. Jis mirė po galvos traumos, nukritus nuo laiptų namuose. Mėginiai taipogi dingo. Po kurio laiko, šalia savo namų, Džonas pradėjo matyti stovinčius juodus automobilius ar žmonės apsirengusius juodai ir tiesiog stovinčius jų teritorijoje. Viskas kartojasi kelis mėnesius ir jisai nusprendė viską papasakoti viešai, bijodamas dėl savo gyvybės ir tai bandydamas apsisaugoti. Per visą rančoje praleistą laiką jie teigė, kad jie buvo lankomi būtybių daugybę kartų. Jisai sugebėjo nužudyti net 18 jų, dažniausiai kardu. Tačiau pateikti kūnų kaip įrodymų jam nepavyko, nes jie labai greitai išgaruodavo. Tačiau jisai pateikė nuotrauką, kurioje matyti samurajaus kardas po vieno iš tokių užpuolimų. Per kai kuriuos vizitus jie negalėdavo judėti ar net rėkti. Tokie patyrimai dažnai nutikdavo Joycei. Jis manė, kad būtybės kažkokiu būdu jį užmigdydavo. Po tokių potyrių jisai dažnai jausdavo viso kūno skausmą. Ant kūno atsirasdavo įvairiausių randų ir įpjovimų žymių. Jie dažnai vienas kitam skųsdavosi laiko nesuvokimu. Tarytum būtų visa diena praėjusi per kelias akimirkas. Džonas teigia, kelis kartus matęs Joyce pakilusią virš lovos ir ji buvo apšviesta kažkokios šviesos. 2016 metais pora nusprendė parduoti rančą, nes visko buvo jau per daug ir už ją norėjo netgi $1,5 milijono. Bet pasirodžius dokumentiniam filmui apie juos, kaina pakilo iki 5 milijonų. Ką jūs manote, ar ši istorija yra tikra, ar Džonas tiesiog ją išgalvojo, kad pasipelnytų iš rančos pardavimo? Nors kaip jisai teigia, jisai atmetė ne vieną pelningą pasiūlymą. Ar tai gali būti tik kliedesiai, ar tai tikrai tuo, kuo jisai tikėjo? Savo nuomonę palikti galite komentarų skiltyje. O dabar ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitame įdomiosios dokumentikos video.